Labas visiems. Tai mano 6 kelionių turas jau baigtas. Tai aplankiau Švediją, e, Daniją, Vokietiją, Olandiją ir buvau įvažiavęs į Belgiją. Tai mano kelionė truko 6 dienas ir šiandien išsitraukiau iš banko išrašą, kiek išleidau savo kelioniai. Tai viską parodysiu nuotraukomis, galėsite pažiūrėti, kokiuose viešbučiuose buvau apsistojęs ir pasakysiu kainas, kiek sumokėjau už kelius ir stovėjimo aikšteles. Tai ką, galime pradėti nuo degalų. Tai degalams buvo išleista 12 320 kronų, tai čia eurais gautųsi 1097 eurai. Tai mano automobilis yra BMW X5 hybridas, tačiau kurą naudojo daug. Tai kelių kirtimas eina paskui už stovėjimo aikštelės ir kelių sumokėjau 3623 kronas, tai čia apie 322 eurai gaunasi. Tai buvo naudotasi miestuose parkavimo aikštelės ir vieną aikštelę naudojau prie viešbučio, o pačiam Amsterdame buvau pasiėmęs vienai dienai bendrą stovėjimo aikštelę. Tai ten pasistačiau ir važiavau iki pačio centro su tramvajumi, kuriame irgi išleidau į vieną pusę kainavo apie 6 eurai į vieną pusę, tai pirmyn atgal sumokėjau 12 eurų. O pačiame Amsterdame pasiėmiau motelį. Susiradau per booking.com motelį, tai sumokėjau virš 20 eurų. Tai kambarys buvo su 3 žmonėmis, nakvojau, iš pradžių buvo mano lovas numeris 8, tačiau pažiūrėjau, kad 8, tas antras aukštas buvo grinai neparuoštas, tai pamačiau, kad apačioje buvo padėta nauja patalynė, tai aš tiesiog pasitaisiau savo pirmame aukšte ir išmiegojau, nes mano numeris kaip ir nebuvo paruoštas, tai sakau, pirmam aukšte išmiegosiu, tai čia vieną naktį, tai ir iki 10 val. Ryto reikia išsiregistruoti. Pats išsiregistravimas buvo labai paprastas. Nusileidau, priėjau prie kompiuterio, buvo parašyta checkout, tačiau moteriškė priėjo, sako, nieko nereikia daryti, sako, viskas yra automatiškai sistemoje padaryta, kad 10 val. Tos kortelės susiblokuoja ir viskas, tiesiog padėk kortelę ir gali drąsiai išeiti. Tai aš taip ir padariau, taip išėjau, aš dar taip negaliu, sakau, taip tikrai. Jo, sako, dėk kortelę, sako, gerai, tai padėjau kortelę ir išėjau. Tai dar pasivaikščiau apie porą valandų po patį Amsterdamą, apėjau dar ir tas pagrindinės gatvės, pasidaviau nuotraukų, paskui buvo labai daug žmonių prie vienos vietos, tai ilga eilė. Sakau, kas ten vyksta, tai ten pasirodo kažkoks renginys vyko, tačiau į patį renginį aš nenuėjau, tiesiog tik tai pasižiūrėjau taip per šoną, bet kažkas gero. Tai apart to nuėjau pavalgyti ir pasidariau tokį taurių, arba kaip ten taurės, kur stato ant nugaros. Tai mačiau už 35 eurus, tai pastatė taurės ant nugaros, tai tokios žymės, tokios gilės, taip kaip maniau, nes kaip dažniausiai, kai pastatė tas taurės, tai tokia tai būna, lengvai tai parausta, bet pas mane grinai toks jau į violetinę spalvą. Tai jo nugara tai tokia ir palengvėjimą toks atsikėlęs jutaus vietomis ir lengvumą kūne, kitur ir tokį liktai ir šiek tiek perštėjimą,
nes dažniausiai, kiek žinau, po taurių statymą tai būna nežulys, nes kainuoja toks raudonumas ir nežulys, tačiau aš to nejutau. Ir po pačių procedūrų sako, dar neplauk nugaras, nesinaudok dušu, nes dar turi praeiti šiek tiek laiko, kol galėsi maudytis. Tai ir paskui palikau šitą vietą, išėjau į centrą dar pavalgyti paskutinį kartą Amsterdame. Valgiau tokioje kavinėje, pasiėmiau sriubos ir kavos. Dar pasižiūrėjau jums pamontuoti vlogą ir traukiau link traukinių stoties. Tai grįžimas atgal kainavo man 6 eurai ir grįžau iki pat stovėjimo aikštelės, kur buvau palikęs automobilį nakčiai. Tai ten palikau 42 eurus, tai čia gal apie 500 kronų. Ir mašinai dar parodė klaidą, kad reikia aušinimo skysčio. Tai aš taip pasižiūrėjau, dar atsidariau, kaip išsiaiškint, kas kaip kur. Ir vienas žmogus, jau gal iš Afrikos, prieėjo taip, sako, gal jums pagalbos reikia? Sako, nes aš kaip tik pasidaręs kapotą, aš ten žiūrinėjau. Tai sako, taip, man reikėtų aušinimo skysčio. Tai sako, tai va ten 2 kilometrus pavažiuojęs bus degalinė. Tai ten sako ir suteiks pagalbą. Taip ir padariau, nuvažiavau tą degalinę. Tai parodė man, kur tas aušinimo skystis. Grinai universalus buvo, tai visiems automobiliam tink. Užsipyliau to skysčio ir paskui sakau, žiūriu, kad man iki Belgijos visai nėra toli. Ten man buvo 150 km iki Belgijos. Sakau, reikia nuvažiuoti iki Belgijos sienos dar. Nuvažiuosiu ir apsisuksiu. Taip ir padariau. Nuvažiavau ir dar kaip tik gal buvo apie 3 valandą, aš kažkur jau buvau išvažiavęs, tai Amsterdame kamščiai prasidėjo tuo metu. Tai dar reikėjo kamštį prastovėti. Tai pastovėjau kamštį ir paskui jau grinai greitkelis, nes visur ten greitkeliai vedė į Belgiją. Tai kirtau Belgijos sieną. Pavažiavęs apsisukau ir grįžau vėl į Amsterdamą ir paskui link Vokietijos. Taip, toliau aš apie maistą. Tai maistas mano buvo toks labai vietinėse restoranuose mažai lankiaus. Buvau Amsterdame tik tai azijiečių restorane, ten valgiau vištieną kario padaže. Yra labai populiarus, vienas iš populiarių patiekalų. Ir iš maisto išleidau per visas tas 6 dienas 2474 kronas. Tai čia eurais būtų apie 220 eurų. Taip konvertavus. O nakvynės viešbučiuose atsiėjo man 704 kronos. Nes viešbučiuose nakvojau tik 2 naktis ir tai buvo Vokietijoje, Hanoverį ir Amsterdame. Tai man per abu viešbučius gavosi 704 kronos. Tai čia gaunasi apie 62 eurus. O iš viso, nes aš kirtau ir sienas, tai buvo man Danijos, į Daniją, kad įvažiuot man reikėjo kirsti, nes tilto mokestis, tai gavosi man apie 470 kronų į vieną pusę ir paskui reikėjo į Odesą, irgi dar vienas tilto mokestis, tai ten irgi gavosi apie 200 kronų, tai kažkas apie, sudėjus apie 70 eurų, taip vien už tiltų mokestį į vieną pusę. Tai ir dar paskui už čia sustovėjimo aikštelėmis ir kelių sumokėjau 322 eurus, tai čia gautųsi 623 kronos. Tai iš viso mano kelionė kainavo 19 260 kronų.
tai čia gaunasi apie 1714 eurų. Tai va, visa mano kelionė kainavo čia su viešbučiais, su degalais, su tramvajum, kelių mokestis, stovėjimo aikštelės, viską bendrai apie mūsų 6 dienas. O pati didžiausia kontrolė tai jau buvo įvažiuojant į Švediją. Tai susimokėjau tą tilto mokestį ir stovėjo pasienio pareigūnas, klausė, iš kur vykstu, liepė prasipūst, atnešė man alkotesterį, sako, tai iš kur vykstate, pasakiau vietą, kad buvau Olandijoje ir tai sako, tai ar turėjote kontaktų su narkotikais ar taip, sakau, ne, jokio kontakto neturėjau, tačiau jiems to neužteka, jie vis tiek norėjo apžiūrėti pilnai automobilį. Tai vienoje vietoje, sako, pavažiuok ten, sako, ir mes pažiūrėsime bagažinę. Tai pavažiavau, atėjo, aš sėdėjau mašinai, prasidariau langą, tai dar, sako, tai išlipk. Išlipau, sako, neleidžiamų daiktų neturite prie savęs, sakau, nieko neturit, galite tikrinti. Tai pasižiūrėjo bagažinę, vis tiek jiems dar kilo įtarimas apžiūrėti grinai pilnai mašiną. Tai sako, tai važiuokite ten už šituo keliu, grinai į angarą. Sakau, gerai, tai nuvažiavau, dar vienoje vietoje sustojau, sako, ne, čia, sako, dar reikia aplinkui apvažiuoti. Ir apvažiavau aplinkui, žiūriu, grinai jau angaras atidaryts, paruošęs man važiavimui. Įvažiavau, išlipau, tai sako, gerai, nuvedė mane į laukiamąjį, tai ten palaukiau, tai pasijutau kaip tardymo tokioj vietai, nes klausinėjo ten, ar kažkuomet buvote vartojęs narkotikų, ar tokių klausimų, kur gyvenate, kuo dirbate, kaip užsidirbate pragyvenimui, tokių keistų klausimų. Ir vienas prie sako, tai, sako, aš nematau, kad jūs esate narkotikų vartotojas, sako, jūs labiau panašus žmogų, kuris sportuojate. Taip, sako, aš sportuoju, sako, aš susiemu svaro kovos menais. Tai jo, gerai, sako, tai mes dar vis tiek patikrinam automobilį. Tai maždaug ten užtrukau apie 10 minučių, taip mane pralaikė. Paskui atėjo, sako, viskas gerai, jūs švarus, galite važiuoti į Švediją. Apžvalga baigta. Tai jeigu jums patiko šis mano video, galite uždėti like, pasidalinti su draugais, jei norite. Ir iki kitų kartų. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatymo kitose kelionėse. Iki. Gero savaitgalio.